Turint žolės plotus, kuriuos reikia prižiūrėti, pjauti retai, tai yra kartą, 2 kartus ar 3 kartus per metus, dažniausiai žmonės renkasi tos vadinamus trimerius, tai yra nešiojamas žoliapjovės. Aišku, tai yra sunkus, varginantis darbas, bet su kitais aparatais, su vėjapjove, tarkim, ar kita vėjos technika priežiūros tiesiog negali to darbo padaryti. Čia turim aukštos žolės pjovimo aparatus, kurie yra skirti aukštai žoliai, kurie yra skirti itin nelygiam reljefui, šlaitams, plotams, kurie turi įvairių kliūčių, kelmai, akmenis, pjovimas prie tvorų, prie bordiūrų ir visų kitų reikalų. Šita sistema, kuo jinai skiriasi nuo kitų aukštos žolės pjovimo aparatų, kad pjovimo sistema tai yra kaip ir pas rankinę žoliapjovę, tai yra pjovimas vyksta su specialiu pjovimo lynu. Privalumas to, kur mes negalime prieiti, tarkim, prie bordiūro, prie akmenų, tarkim, su kažkokia žoliapjove, kuri turi metalinius peilius, nes tiesiog jie bus sugadinti. Su šiuo aparatu mes galim puikiausiai pripjauti prie pat tvoros, prie pat bordiūro ar kitų objektų. Lyginant su įprastu pjovimu su trimeriu, tai šie aparatai, aišku, turi didesnį pjovimo plotį, tai vienu važiavimu mes, aišku, ženkliai daugiau nupjauname, turi ženkliai galingesnius variklius, didelius ratus, pats aparatas pakankamai kompaktiškas, lengvai su juo galima manevruoti ir pasiekti sudėtingas vietas. Dėl didesnio pjovimo pločio šiuo aparatu, žinoma, galima ženkliai greičiau nupjauti ir prižiūrėti didesnius plotus, lyginant vėlgi su nešiojimu trimeriu. Ši žoliapjovė turi didelius pripučiamus ratus, gilus protektorius. Dėl jų galima, aišku, pjauti nelygiose vietose, tai yra gero pravažumo aparatas. Papildomam sukibimui, kaip priedas, galima dėtis metalinius diskus su spygliais ant ratų, jie sukantis ratui sminga į žemę ir taip galima dirbti tikrai dideliam šlaite. Operatoriaus patogumui yra reguliuojamas rankenos kampas, tai yra jos aukštis. Taip pat šio žoliapjovės išskirtinumas, kad jinai turi ratų stabdį. Tai reiškia, kad dirbant dideliam šlaite mes galim tiesiog užspausti stabdį ir tai palaikyti aparatą, reiškia, kad jisai nenuslystų. Šiam modeliui kaip priedas galima uždėti diskas metalinis ir to disko pagalba galima pjauti krūmus ir netgi medelius iki 8 cm storio. Šio modelio išskirtinumas yra tas, kad yra keičiamas pjovimo kampas, tai tas patogu pjaunant kažkokius nelygias vietas, griovius, tai yra ten, jeigu mes važiuojame lygiai, o mums reikia pjauti, tarkim, šiek tiek žolę kampu.